buvo dingusios naktys. Agutė suprato ir labai gležė šiandien, bet jinai stengėsi. Kaip Kristus aukštai. Aitis, kaip tai nuo kada? Juk tu toks panašus į pelę, o pelė mano pusėsi, taigi ir tu mano tolimas giminaitis. Negudrauk, ar tu žinai, kad šikšnosparniai nuo seno mirtinai net kenčia žiurkių, o dar labiau katinų. Ko tau iš manęs reikia? Senasis katinas Markirdas. Aš jo nemačiau. Jis seniai nebesilanko šitai varpiniai. Prašau, man atleisk. Esu šiek tiek mieguistas. Visą naktį mąsčiau apie pasaulį, skraidžiau kaip vaiduoklis. Kaip aš tam pavydžiu sparnu, bet užtat aš turiu puikius dantis. Ko tau reikia, kad lipai čia, taip aukštai, pačią varpinės viršūnę? Tu daug žinai, daug matai, skraidysdamas virš skersgatvių. Nelabai man įdomus tas jūsų dulkėtas skersgatvis. Gal tik knygynas, kuriame prekiaujama senomis knygomis mane traukia. Bet žinai, kokios prastos mano akys. Užtat ausys neprastos, senas veidmainė. Vis tiek tu daugiau pastebi, šmižinėdama po rūsius ir šiukšlynus. Žinoma pastebiu, o kągi tu veiki? Vaikai,